sunku pradėti. Grįžtant kažkur tai keletą metų atgal, norisi prisiminti, kaip aš pradėjau. Toks epizodas iš gyvenimo, dirbau ministerijoje ir karininkų ramovė. Einu, žiūriu, kvietimas kariškiams ir jų šeimos nariams tapybą užsiimti. Sakau, kodėl nepabandžius? Ne dėl to, kad mano dukra ištekėjusi už kariškio, bet labai patogioje vietoje ir viskas. Ir taip aš pradėjau lankyti studiją, Justino studiją, vadovavo Vytautas Vanagas. Labai patiko 2 vakarus į savaitę, čia buvo 16 metais, ne taip seniai. Ir nuo to prasidėjo mano toks prisilietimas prie tapybos. Man aišku, ne iš karto dažai tapo tokie spalvos tos artimos. Labai mėgau Anglį, kur kontrastai dideli. Taip ir vyko studijai tie eskizai. Ten daugiausia senamiestis. Turėčiau prisipažinti, nelabai sekasi. Taip norėtųsi tą senamiestį nutapyti. Gal vienas kitas darbelis ir yra. Toks nieko sakytum. Bet tokiam atsipalaidavimui galbūt, kada stovi ir tapai, man labai patiko, ar čia galima taip sakyti, patiko, nepatiko, bet kai stovi ir tapai tas gėlytes, tai visiškai atsijungi, tavęs čianai nėra, tu kažkur tai tenai ir tikrai pailsi, kitą kartą pasižiūri nepatinka, tai tam ir tapom, galim užtepti ir panašiai. Sunku dar ką nors papasakoti. Bet pasirinkot akrilo techniką, kuri greita, kuri greit džiūsta, kur greit rezultatas. Taip, esu bandęs, bet tiesiog labai mažai bandęs aliejų. Man akrilas patiko dėl to, kad jisai tikrai, kad džiūna. Bet džiūna, gali už pusvalandžio ar valandos ant viršaus koreguoti. Gaunasi labai. Akrilas patinka. Ir jeigu pradedant, grįžtant truputėlį atgal studijoje, tapai įvairias technikas bandai, dabar aš jau galiu pasakyti, kad teptuku nebemoku dirbti. Teptukas labai mažai, jeigu su mentele kreivos linijos nelabai padarysi. Tai teptuką labai retai naudoju, tik tai taip vadinamams griaučiais, kada turi baltą drobę ir ką nors galvoji, tai teptukas, šlapias teptukas su bet kokiu atspalviu, griaučius padarai ir po to jau vyksta veiksmas. Bet kaip architektas turėjote ir akvarelę dirbti mokėti? Akvarelę tai studijų laikais dirbom su akvarelė. Ir čia, ir dabartinės, ir studijoje turėjom keletą pamokėlių. Akvarelė labai neblogai. Bet namuose ir šiaip nebandau padaryti kūrinio su akvarelė.
O kaip patraukia motyvas, kaip randat temą? Ar urbanistinis, ar gamtos peizažas, ar gamtos gėlės grožis? Kas patraukia, kas akstinas kūrybai? Nu, pavyzdžiui, jeigu imam peizažą, paskutinis mano darbelis yra sodas ties Antaviliais, einu ir žiūriu vaizdelis. Nu, aš nestoviu, eskizuką galima padaryti, bet technologijomis nuotrauką padarai, keletą nuotraukų pasižiūri, kada patinka vaizdas, tada jį bandai ir pernešti savo į drobę, pasižiūrėti, kaip atrodys, ar savo įnešti šį bei tą. Tai čia tikrai mano paskutinis darbelis ir yra iš to pasivaikščiojimo ar važiavimo į sodą. Ar koloritas svarbus bendras darbo, ar svarbu, kad saulė visada šviestų, ar svarbu, kad perspektyva visada ant žemės stovėtų? Kaip jums kūrybiniai elementai svarbus, realistiniai, ar kažkokios mintis, atsiminimai, fantazijos? Kaip veikia? Nu, jeigu žiūrint pasivaikščiojimus po senamiestį, man labai patinka, kada saulė. Ieškai tada taško, kur šešėliai, kur patinka. Bet tai perteikti drobėje man nesiseka. Kad padaryti šešėlį, saulę, bandžiau, gaila. O tai čia jūsų pačio nuomonė, ar kažkoks teisėjas atėjo ir pasakė, kad nesiseka? Mano nuomonė. Nu, yra tarp kitko, va čia su saulė, iš kitos gatvės ateina. Toksai, gal ir nieko, niekas man nesakė. Patinka man, pastabas gaunu, kodėl tavo tokie tamsus paveikslai. Nu, negaliu atsakyti, kodėl jie tokie tamsus. Man patinka vakaro Vilnius. Gal ir tamsoka. Mikalojos bažnytėlės varpinė. Bet turbūt tokia realybė diktuoja. Pasirenkat vakarą ar kokį vidudienį apniukus ir natūraliai pasidaro įtampa kolorite, ta dramatiškumas ir jisai matyt prasmingai suprantamas Tamstos kaip autoriaus. Turbūt taip reikėtų. Aš žiūrovas, matęs ne vieną jūsų parodą, tai aš taip skaitau. Aš kai perskaitau jūsų paveikslus, kūrybą, aš pagalvoju, kad žmogus įžiūri, ieško to dramatizmo, padaro kolorito ir to piešinio įtampą tokią. Ir ne kiekvienas tą pastebi. Tai mano provokaciniai klausimai ir yra. O kodėl ne saulė, o kodėl čia nešviesus rytojus? Tai tas kompromisas filosofinis, įdomu, kaip jūs jį matot, kaip jūs jį randat. Ir viso to apibendrinimas, ką sukūrėte iki šiol, tai žiūrovui įdomu, o gal kada nors tapėt vien gėles, vien rojų, vien saulėtą gražų rytojų. Tai vat. Turbūt tai natūralu, tiesa, savaime tas pasidaro, kai gamtą einat. Taip. Gėlių yra daug nutapytų, bet turbūt gėlėse ieškot formų, kolorito aršesnio, aštresnio ir tai turbūt su akrilu vienaip ar kitaip, su jūsų tapimo maniera, tai yra mastichinų, ta lopetėlė. Taip. Tai turbūt tą formą daryti irgi jums priimtina, kaip architektui suprantama, tiesa? Taip, tas turbūt ir pačiam įdomu. Taip, ir pačiam įdomu, taip naturalistiškai perteikti tą gėlę aš ir nesistengiu. Ir man jeigu gėlė, ir keletą potėpių ir gėlė.
Daugelis autorių paklysta smulkmenose, bet apibendrinti gebėjimas pas jūs akivaizdus. Ir peizažuose, ir gėlėse tai yra dalis asmeninio braižo. Nu, apie save galiu irgi pasakyti, kad viduje krapštukas, kas neleidžia, yra toksai prieštaravimas savyje. Aš tapau potėpiais, gan dideliais, bet norisi krapštyti po to. Mano dukra šitą man per pirštus duoda, sako, atsipalaiduok. O šito aš nelabai galiu išeiti to atsipalaidavimo. Gal čia gyvenimo jau toksai štampas. Darotės daug piešinių, daug eskizų piešininių prieš pradedant tapyti, ar iš karto pradedat tept, matydamas? Šiek tiek, nedaug. Aš paimu drobę, baltą arba faktiškai gruntuoju, mėgstu tamsiai, kadangi jeigu balta, tai man taškelių paskui per daug ir panašiai. Bet čia smulkmena. Ir eskizų vieną kitą padarau, bet aš ant drobės, kaip minėjau, su šlapiu teptuku, aplinkui žiūriu, kas kur, komponuoju ir tiesiog. O lietuvių tapybos tradicijos, mūsų vaizduojamojo meno dalis, tapybinė dalis, jum įdomi, jūs pavartot, jūs apie savo manierą mąstydavot, žiūrėdamas į mūsų tradicijas, amžių susiklosčiusias tapyboje vaizduojamajame, jums tai buvo įdomu. Ar pasaulinė tokia patirtis irgi veikia? Kaip susiklosto požiūris? Faktiškai turėčiau prisipažinti, kad aš žiūriu, pavyzdžiui, ką žiūrit, kompiuteryje yra programėlių, ten visko, paveikslus pasaulinius. Ir žiūri, kuris tau paveikslas patinka, jo tapimo maniera ir tik tai va tiek. Bet kopijuot ne. Ne, studijoje šito darėm, kada truputėlį kopijuoti, tai ne. Nors gal ir nieko, ne taip, kad kopijuoti, bet tą manierą atlikti savaip. Pagrindinis pavyzdys ir mokytojas tai yra gamta, tiesa. Lieka tas pagrindinė mintis. Ne kitas autorius, ne kažkoks pasiekimas. Taip suprantu. Taip. O sakot, ir dukra su menais susijusi, į tamstą žiūrėjusi? Čia galima sakyti mano neįsipildyšios svajonės. Aš seniai jaunystė ir panašiai, galvojau gal dailės institutą mokytis ir panašiai. Tai atliko mano dukra. Jinai baigė dailės akademiją, dizainerė, tapo, bei irgi su akrylo daugiausiai. Bet susišnekat, randat bendrą šneką. Tai jinai mano šiuo metu pagrindinis, kaip pasakyti, ne mokytojas, jinai nemoko, kad sako, tapyk kaip mokyk. Bet parodau darbą ir pasakau nuomonę, gal kas nors visiškai čia blogai. Tada jinai pasako, čia kompozicija gera, va čia tas blogai, ko čia jinai tą padarė, ačiū, koreguosiu. O kaip veikia parodos? Vat esate aktyvus parodų dalyvis, respublikinių, konkursinių, visoje Lietuvoje. Kaip veikia parodos? Kaip jūsų kūryba veikia parodos? Koks postūmis atsiranda žiūrint į kitų darbus, į kolegų darbus parodose? Oi, labai, kodėl labai, parodose
Nu kas, malonu, kai tavo tenai kabo, bet kolegų tikrai yra ir kažko pasimokyti, ir pasižiūrėti labai, labai. Ir pasišnekat per aptarimus turbūt dėl kokių gudrybių pastebėtų. Nežinau, negaliu pasakyti. Bet vis tiek klausot, ką šneka, kaip diskutuoja, tas postumi daro. Kūrybinį tokį kažkokį pagyvėjimą. Vien dirbtuvėje neiškentėtumėt. Ne. O dirbtuvėje visada viskas paruošta darbui. O dirbtuvės, dar man kas dirbtuvėse patiko, labai to laikmečio ilgiuosi faktiškai, grupė žmonių, 5-6 žmonės dirbi, tapai, tavo draugas tapo, ateini pasižiūri, nu fantastika. Tai yra darbas, kaip sakant, individualus, bet kolektyvas labai padeda. Ir kolektyvas visas yra akrilinis, ar yra ir aliejinių, ir akvarelinių? 90% akrilinis. O dabar matau pasidėjęs esat plakatą savo parodos. Taip. Autorinės. Kelinta čia paroda jau apytiksliai? Oi, bijau pavėluoti. Pagavot. 20. Oi, ne. Kukliau, tiek to. Gal galit mums parodyt? Prašau. Gal galit mums plakatą parodyt? Plakatą. Buvo parodos aptarimas? Ne, nebuvo. Bet tarpusavį apsitarėt, tiesa? Oi, taip.